Labas vakaras, aš čia dėl kelnios akcijos, geros idėjos, kad palaikyčiau gerą idėją ir kartu gerai laiką praleisčiau. Pamatyčiau žmonės, pažįstamus, nepažįstamus, o taip pat ir pabendraučiau kaziuko mugės metu. Bet šiaip aišku, pagrindinė papirko ta gera idėja ir tai, kad yra žmonių iniciatyvių, pats galbūt priekaištauja, kad kartais to negali padaryti, bet dabar atsirado gera proga, tai už tai pagalvojau, kad tą reikia padaryti, prisijungti. Visiems sėkmės. Sveiki, aš Paulius. Kaziukas man šiaip yra linksma šventė, o jeigu galima prisijungti ir padaryti kažką tai gero to šventės metu, tai aš kaip tik tą ir darau su savo šeimyna, su savo 2 vaikais. Ir tikiuosi, kad tiek mums bus linksma, tiek atnešim naudos kažkiek tai vaikam. Ir gal tiek. Mes patys pasirašinėtų, kad pirkam tokius iki galo ir neiškristalizacijų variantų. Gerai, dabar apie kainas aš pradėjau sakyti, ar ne? Tai sutarėm bendrą tokią griežtą taisyklę, kad 15 litrų yra apatinė riba ir jau žemiau neparduoda. Ir tikėtina, kad parduosim brangiau. Ir čia jau mes tikimės iš jūsų kūrybiškumo, ir įtikinėjimo, ir pažinčių, ir viso kito pasitelkimo, kad jūs tą malūnėlį parduotumėt už maksimalią kainą. Dabar stavkai jau yra 20 litrų. Pirmas malūnėlis buvo parduotas už rekordinę. Dėl to, kad norim padėti vaikam, dėl to, kad norim traukti prie šios akcijos kuo daugiau žmonių, kad daugiau žmonių sužinotų apie Rogutės fondą ir kad tiesiog daugiau žmonių palaikytų Rogutės vaikučius. Ačiū. Užsirašinėjom. O kodėl čia esat? Užsiregistruojam. Kur užsiregistruojat ir kam? Ir kokia visą tą prasmė? Gero darbo. Nu ne, ar tai tikrai geras darbas? Provokuojam. Atsiprašau už nepatogius klausimus. Kaip papasakot, kodėl tu čia dalyvauji? Šiek tiek žemyn paėjus ten ir bus. Būtų linksma ir kad padėtume. Tu ilgai 40. Ačiū. O tu mama Martina kodėl čia dalyvauja? Kodėl? Aha. Nu, kodėl? Aš taip vakarė guliu ir galvoju. Faina. Ačiū. Nu, jūs ką čia veikiat? Kodėl čia dalyvaujat? Man neduoda ramybės tas kreivas sako. Kodėl? Kodėl? Nu, šiaip gražu. Labai gražu. Taip. Mes visada už. Visada už grožį. Už grožį. Už gėrį. Už gerus darbus. Ačiū, šaunuoliai. Naujo pakartokė, aha. Turit prisidėti. Turim galimybę prisidėti. Šeštadienį 10 val. ryte. Ateikit Pipilės gatvę. Mus nerasit. Ateina. Būsim už prekystalio. Merginos, ką jūs čia veikiat? Ketvirtadienio vakarą. Dėl to jokių nusiklą visada malonu daryti. Kažką šiaip tikimės gerai praleisti laiką. Gerai, mes jums garantuojam gerą laiko praleidimą. Aš tą patį darau. Ta patį, ne? Tai pakartokit už ją kainą. Gero daryti gerus darbus. Darbų dėlį. Tai reiškia yra Rasas Braškytės vardu. Va, Rasas pasirodė. Ir Justas Žibudėlis. Justas. Ir tau tiks, jo. Tai jeigu ateina, tai sakom, kad liudijimo savininkas pietauja, tuoj ateis. Jūs skambinat. Čia ir ateina, reiškia, pavalgysi Justą arba Rasą arba šitą Justą. Tu čia dalyvauji. Aš esu tam, kad iš žmonių perkančių malūnėlius ištraukčiau kuo daugiau pinigų ir tą moku daryti. Negali būti, kad stovi, žinai, tai pinigus turės. Labai rimti. Ką pasakyti? Aš pardavėjas tikrai nekoks, bet toks rimtas reikalas, kad net aš pasiryžau. Šiaip planavau pardavinėti po 10, bet net Tadas neleido. Jūs pardavėjai geri, tai kodėl čia esat? Aš tik pirmą kartą pardavinėsiu šitą gyvenimą, ką aš. Supratau. Taip, bet labai norėjau, kad mugiai pardavinėtų. Čia labai graži idėja, kažkaip žmonės palaiko, tai galvoju, kad pasiseks. Ačiū. O aš tai pardavinėjęs antrą kartą. Vieną kartą pardavinėjau Bernokėje laikraščius gatvėje, antrą kartą dabar pardavinėsiu šitos daiktus. Tikėkimės pasiseks taip pat gerai kaip ir Bernokėje. Ačiū. Tai kodėl tu dalyvauji? Kodėl aš dalyvauju?
O buvo taip, sėdėjau, geriau atšalusiu tada. Jis ir sako, gal nori užsiimti dideliu ir geru tikslu. Sakau, noriu. Po to pagalvojau, ar aš tikrai noriu. Ir kai pradėjau gaminti, pasirodo, kad iš tikrųjų noriu. Tai kai pradėjau gaminti, supratau, dėl ko aš čia esu. Iš tikrųjų smagus veiksmas ir gavau progą šiaip fainai praleisti laiką ir pabendrauti su žmonėm. Ir dar neaišku, ką gausiu per ateinantį savaitgalį. Tikiuosi bus faina, nors ir baisu pardavinėti. Bus dar tikrasis veiksmas tik prieš akis. Dar viskas prieš akis. Gerai, puiku. Galim, nors ne. Būna kaip mašinas, tai reiškia gali atsities pravažiuoti ir grąžinti. Galim galbūt čekius išrašinėti, ne? Dabar be finto, be balto gali sakyti, tai dėl kogi tu pasirinkai šitą projektą? Todėl, kad iš pradžių norėjosi paaukoti mažiems vaikams, o paskui norėjosi paaukoti su kažkuo, su draugais, su pažįstamais, kad visi prie to prisidėtų. O galiausiai supratau, kad tiems vaikams svarbiausia turbūt yra ne pinigai, o tai, kad mes kažką bendrai darome. Tu ar manęs gali paklausti? Kodėl aš pasirinkau šitą projektą? Atvirai tai aš neketinau niekam paaukoti ir neplanavau niekaip patį daryti, man žmona pasiūlė ir aš palaikiau idėją. Tai dabar dalyvauju ir nesigaliu. Manau bus smagu. Ir iš to smagumo bus smagu ne tik mums. Tai ir gerai. Oho, koks būrys. Daug